Druskininkai – seniausias ir didžiausias Lietuvos kurortas garsėjantis gydomųjų savybių turinčiais mineralinių vandenų šaltiniais. Nieko stebėtino, miestas kasmet sulaukia kelių šimtų tūkstančių svečių ne tik iš Lietuvos, tačiau iš viso pasaulio. Pirmą kartą čia atvykusius nevietinius miestas iš tiesų sužavi. Kurorte net 6 sanatorijos, 16 viešbučių, 11 svečių namų ir 16 kaimo turizmo sodybų. Čia įsikūręs vandens parkas ir netgi uždaros slidinėjimo trasos. Gatvės tvarkingos ir švarios, jaukumo suteikia gausus ir išpuoselėti gėlynai. Tačiau žmonės, kurių pasakojimus netrukus išgirsite, teigia, kad tai, ką kurorte mato svečiai ir girdi Lietuvos visuomenė, tik gražus dirbtinis fasadas. Čia gyvenantis ir dirbantis vietiniai verslininkai, kultūros ir politikos atstovai žada papasakoti apie kitokį, nematomą druskininkų gyvenimą. Pasak drįsusių viešai prabilti, po suremontuotomis gatvėmis ir išpuoselėtais gėlynais dangstomi neišmatuojama masto korupciniai sandoriai. Vienas jų, kai tik šiuo metu Vijūnėlio parke greta to paties pavadinimo tvenkinio dygsanti įspūdinga vila prie pat kranto. Didžiausius įtarimus kelia tai, kad vila statoma ant žemės, kuri ilgą laiką buvo parko teritorijos dalis, tačiau netrukus buvo privatizuota. O taip pat tai, kad oficialiai spaudoje jau skelbtais duomenimis vila ir žemė priklauso paprastų apsaugos darbuotojų Alytaus bendrovėje dirbančiam asmeniui. Tiesa, vietiniai teigia, kad iš tiesų šią vilą greta jau turimo įspūdingo namo statosi Druskininkų meras. Taip pat teigiama, kad kurortinėme mieste ribojama žodžio laisvė, o už bet kokius prieštaravimus 14 metų miesto vadovaujančiam merui, socialdemokratų partijos nariui, 49 Ričardui Malinauskui kerštaujama. Vilius Semeška, Druskininkuose gimęs ir augęs ekonomistas, daugelį metų keliavęs ir dirbęs užsienyje, prieš 3 metus su šeima grįžo gyventi į Druskininkus. Žinot, grįžus į savo gimtinę, mane pirmiausia nustebino ta politinė atmosfera, ta įtampa tvyranti tarp žmonių, toks susikaustimas, baimės jausmas pasakyti tą, ką žmonės mąsto, ką galvoja. Tai aš pajutau pirmiausia pasikalbėjęs su savo bendraklasiais buvusiais, su kaimynais, su draugais ir atkreipiau dėmesį į tai, kad grįžęs po šitiek metų Druskininkuose neradau nei kino teatro, vienas sudegęs, iš kito kino teatro padarytas prekybos centras, neradau nei kultūros salės, nei teatro salės, neradau nei vasaros estrados. Tiesiog aš išsigandau, kad Druskininkai, kaip Mikalojaus Konstantino Čiurlionio miestas, beveik nebeegzistuoja. Matyt, prioritetai buvo esamos valdžios dėliojami ne į vietinį gyventoją, tačiau į atvykusius turistus. Ir man keisčiausia buvo, kai sužinojau, kad Druskininkuose jau ir gimti nebegalima, Druskininkuose uždaryti gimdymo namai. Tai taip suprantu, kad aš esu dar tas gimęs druskininkietis ir ateityje tų druskininkiečių, kiek suprantu, jau nebebus. Nuo Lietuvos nepriklausomybės pradžios Druskininkų miestas iš apleisto niūraus tapo geidžiamu kurortu. Daugiau nei 50 000 svečių kas mėnesį kurorte sulaukiama net šaltuoju metų laiku. Tačiau už tai, pasak ekonomisto Viliaus Semeškos, galime padėkoti tik ES lėšoms ir privatiems investuotojams. Tokiame mieste atrodytų norėtų gyventi kiekvienas lietuvis, tačiau nepaisant didelių investicijų, Druskininkuose bedarbystė didesnė nei visos Lietuvos vidurkis. 2014 m. balandį nedarbas kurorte siekia daugiau nei 12%, o vidutinis mėnesinis atlyginimas mieste už šalies vidurkį mažesnis net 300 litų. Aš pradėjau kaip ekonomistas analizuoti, vis dėlto šitiek daug paramos yra, bet kodėl ta statistika, kodėl tas vietinis gyventojas nebejaučia tos naudos iš viso šitos paramos ir padidėjusių srautų. Paėmiau analizuoti atitinkamus projektus, pavyzdžiui, Snow Arenos projektą, investuota 40 milijonų litų ES paramos skirtos Lietuvai, skirtos druskininkiečiams, tačiau šiandien ta arena stovi lyg pustuštis šaldytuvas, tarytum didžiausias miško gėrybių supirktuvių šaldytuvas ir tai nėra gerai. Klausimas, kodėl taip yra? Ar viskas buvo ekonomiškai pamatuoti, tie visi sprendimai, kurie buvo priimti, ir ar jie buvo daromi dėl to, kad vietiniam gyventojui būtų čia gera ir naudinga gyventi? Ar vis dėl to, kad būtų atitinkamai asmenų grupiai, kuri galėjo įsisavinti pinigus, daryti verslą, o vietinius gyventojus tiesiog naudoti kaip pigę darbo jėgą. Analizuojant Druskininkų savivaldybės finansinę padėtį, teko pastebėti, kad įsiskolinimai yra tikrai nemaži, vieni įsipareigojimai yra keletą kartų didesni negu savivaldybės pajamos. Taip pat galėčiau pasakyti, kad atitinkama veikla Druskininkuose, ypač vadovų savivaldybės veikla, jinai tiesiog stebina, kuomet miesto parkuose pradeda dygti privačios vilos, reiškia, ES pinigais nusitiesėm atitinkamą infrastruktūrą toms viloms.
kuomet visus konkursus laimi viena labai žymi bendrovė Druskininkuose veikianti. Apie pokyčius, kurių tyliai slapčia nuo vietos valdžios tikisi ir juos apkalba vietos gyventojai, pasakoja ir čia gyvenantis miesto tarybos narys Juozas Šarkus. Jis sako galintis atskleisti įspūdingus 10 milijonų siekiančius skaičius, kuriuos prarado vietos gyventojai ir verslininkai dėl miesto mero noro pasipelnyti. Juozas Šarkus, ekonomistas, socialinių mokslų daktaras, Lietuvos ir Druskininkų politinis ir visuomenės veikėjas. Daugiau nei 40 metų Druskininkuose turi sodybą, pastaruosius keliarius metus nuolat gyvena kurorte. Šiuo metu jau apie 5 centai apytikriai yra sumažėję šilumos kaina Druskininkuose, kadangi biokuro katilas yra jau sumontuotas ir įvestas. Šią žiemą jau nuo sausio mėnesio jau buvo galima justi tą. Bet jeigu kalbėti iki to, tai žinoma, kada mes pažiūrėjom, kodėl šilumos kainos yra tokios didelės Druskininkuose ir pradėjom analizuoti, tai aiškiai matėsi štai kas, kad aplinkiniuose savivaldybėse, aplinkinėse, Lazdijų ir Varėnos, tai ten buvo kūrenama biokuru. Ir praktiškai šilumos kaina ženkliai beveik trečdaliu mažesnė. Tas, kas yra ir Lietuvos statistikos vidurkis. O žiūrint, kodėl nėra Druskininkuose, nebuvo galima tą padaryti, tai mes tiesiog pastebėjom, kad ir spauda tą akcentavo, ir mūsų rinkėjai tą sakė, kad mero Malinausko dėdė sėdi, sakykime, taip vamzdžiai ant dujų vamzdžio ir matomai yra interesas, kad to biokuro nebūtų. Čia ateina iš Baltarusijos dujų vamzdis ir šito dujų vamzdžio akcininkas, vienas iš akcininkų yra ir Malinausko dėdė, kaip spaudoje buvo konstatuota. Tai jeigu būtų savo laiku kaip ir Varėnoje jau biokuro katilas čia sumontuotas, tai praktiškai būtų sutaupyta apie 30 milijonų litų gyventojų pinigėlių iš savos kišenės ir apie 40 milijonų druskininkų įmonių lėšų. Tai maždaug pasidaro iki 80 milijonų būtų sutaupyta žmonėm pinigėlių, čia labai ženklūs skaičiai. Šios bei kitos miesto problemos nekartą buvo aprašomos ir Druskininkų spaudoje. Viliaus Semeškos straipsnius publikavo ir didžiausi šalies portalai. Netrukus už viešą kritiką druskininkiečiui teko skaudžiai susimokėti. Po mano straipsnių savaitraščiuose aš pajaučiau neapsakomą nepasitenkinimą iš vietinės valdžios, kuomet pasinaudojus vieną propagandinį Druskininkų valdžios leidinį, mano druskininkai prasidėjo, sakykime, politinis persekiojimas. Tai galima būtų drąsiai teikti. Persekiojimas vyko anoniminių skundų pagalba. Susilaukiau lavinos anoniminių skundų, kuomet mokesčių inspekcija atliko 3 patikrinimus po mano straipsnio. Atvažiavo miškininkai manęs tikrinti, aplinkosaugininkai, o paskutinis skundas mane ypatingai nustebino, kuomet buvo skundžiama visoms Lietuvos tarnyboms. Ir generaliniai prokuratūrai mano veikla buvo skundžiama, ir finansinių nusikaltimų tarnybai, ir specialiųjų tyrimų tarnybai, ir policijos komisarui. Na ir tie kaltinimai tiesiog neįtikėtini, žeminantis. Žinoma, tai anoniminis skundas, jo patikrinti negalima. Tačiau man teko vykti į Vilnių, vežioti dokumentus, raštus ir įrodinėti savo nekaltumą. Mes turim 2 leidinius, nepriklausomos spaudos leidinius, čia Druskininkuose, tai Druskonis ir Druskininkų naujienos. Ir yra leidžiamas savivaldybės leidinys Mano druskininkai, kurį žmonės taip ir tiesiog sako, mano druskininkai ir turiu omeny kieno tie druskininkai. Tai ir tas leidinys, svarbiausia, tai jisai dalinamas nemokamai, žinoma, už mokesčių mokėtojų pinigėlius. Ir jau žurnalistų etikos inspektorė aiškiai konstatavo po ilgų tyrimų, ir mes kreipėmės dėl to leidinio, kad ten yra tiesiog išreiškiami politiniai interesai vienos politinės grupės, yra puolama
opozicija purvais pilama šitam laikraštėlį ir žmonės kritikuojami labai ir puolami, kurie ką nors pasakė kritikos Druskininkų savivaldybės vadovų ir veiksmų, sakykime, jų atžvilgių. Tuo labiau, kad tas leidinys yra Druskininkų savivaldybės švietimo centro, tai kaip jis gali būti toks leidinys švietimo centro? Tai žurnalistų etikos komisijos inspektorės konstatavime yra aiškiai pasakyta, kad ta medžiaga, kuri yra šitam leidinyje Mano druskininkai, jinai netitinka jokių kriterijų švietimo arba švietimo ugdymo. Tai visiškai priešingai, taigi reiškia mes ir jaunąją kartą, ir mokytojus, ir visuomenę, kuriais šviečiame, tai čia yra ne švietimas, o praktiškai, sakykime taip, vaizdžiai, kaip druskininkiečiai sako, smegenų plovimas, tik tai vienos partijos naudai. Patyręs persekiojimą ir spaudimą iš vietos valdžios teigia ir kitas vietos gyventojas, Donatas Mizaras. Baigęs mokslus ir pakeliavęs užsienyje vyras grįžo į Druskininkus, tačiau sėkmingai dirbo tik tol, kol netapo miesto tarybos nariu. Donatas Mizaras, buvęs prekybos centro Druskininkuose direktorius, miesto savivaldybės tarybos narys, Druskininkuose gyvena nuo gimimo. Laimėjau darbo vietą prekybos centre Norford, čia buvo 20 metų pradžia. Na ir darbavomės ir klostėsi viskas gerai iki tol, kol neišrinko tarybos nariu. Pradėjęs dirbti tarybos nariu, sulaukiau šiek tiek darbiniai veikloje spaudimo. Padidinto dėmesio galima taip įsireikšti įvairios institucijos, tarnybos patikrinimo, tame tarpe ir valstybinė veterinarijos tarnyba, ir priešgaisrinė, ir visos kitos, darbo inspekcija ir panašiai. Tai tas dėmesys tikrai jautėsi padidintas, ypatingai veterinarijos tarnybos. Tai būdavo tokių, sakykime, net absurdiškų, kaip turėdavom sandėlyne tiesiog dulkę šluostyti ar ten plytelių tarpus su dantų šepetukai išveisti, kad įtikti tiesiog. Prieš tampant tarybos nariu buvo įprasti, sakykime, planiniai patikrinimai, bet tapus tarybos nariu ir pradėjus reikšti didesnę kritiką, iš tikrųjų tie patikrinimų pagausėjo ir jie tapo tikrai ne vien kad planiniai, bet tokių ir su pranešimais, su skundais įvairiausiais. Tai tas kėlė šiek tiek tai įtarimą, nes taip nebūna, kad tiek daug patikrinimų ir tikrai kartais net nesuprasdavo, iš kur jie atsirasdavo. Toks jausmas buvo tikrai, kad kažkas tai už tavo nugaros stovi, tave seka, tave prižiūri ir nori tave tiesiog išvesti iš vėžių. Nenorėjau kelti tiesiog problemų įmonės savininkams, nes čia buvo planuojama ir tam tikra plėtra Druskininkuose, trečia parduotuvė statyti, tai nebuvau tas žmogus, kuris stotų skersai kelio ir gražiai atsisveikinome. Tuo tarpu vienas didžiausių darbdavių Druskininkuose, Spa Vilnius Sana generalinis direktorius Valdas Trinkūnas, pasakoja apie tai, kaip tapo nepagėdaujamu po to, kai draugė su kitais vietos verslininkais paprieštaravo staigiam ir neapgalvotam vadinamojo pagalvės mokesčio įvedimui. Valdas Trinkūnas, spa kultūros pradininkas Lietuvoje, vieno didžiausio spa ir sveikatingumo centro Druskininkuose savininkas, kurorte sukūrė 300 darbo vietų. Kada savivaldybė sumanė įvesti tą vadinamą pagalvės mokestį, nors jis nėra joks pagalvės mokestis, tai yra kurorto infrastruktūros mokestis. Ir kai kurie verslininkai, tame tarpe ir aš, nepritariau tokiai politikai ir viešai pasakiau, kad tai klaidingas sprendimas. Žinoma, tada aš pats asmeniškai ir galbūt įmonė tapome persona non grata Druskininkuose. Panašiai buvo ir su kita, vienu didžiausių darbdavių, galbūt didžiausių Druskininkuose, tai Eglė sanatorija. Jie irgi tapo nebe Druskininkų piliečiais ir panašiai. Žinoma, kai kurie kiti netlaikė to spaudimo, jie sako, bet
Štai dėl to, žinoma, yra tokia ne visai normali, ne visai gera situacija. Pirmas žingsnis tai turėjo būti normalus įvedimas. Kitas dalykas, kad tą infrastruktūros mokestį turėtų mokėti platesnis ratas, būtent kas naudojasi infrastruktūrą. Tai tas, kas atvažiuoja ir į pramogų centrus, ne tik į sanatorijas ir viešbučius, kurie atvažiuoja, bet ir visur kitur, kur naudojasi kurorto infrastruktūra tiesioginė prasme. Ir jeigu rinkliava, tai ją turėtų rinkti. Ją turėtų rinkti, atsistoti kažkas ir rinkti, kas įvažiuoja į kurortą. Sakykime, čia jinai ne rinkliava, čia nueita paprasčiausių kelių, kaštai, apskaita, žmonės turi skaičiuoti, kiek kas vyko, tai mums dasidėjo ne tik tas mokestis, bet dasidėjo ir žmonės, kurie dirba tą dalyką. Kitas reikalas, kad mes to mokesčio ir šiandieną nerenkam, bet mes jį tvarkingai mokam. Kada žmogus sumoka, nežinau, tegul jisai sumoka ir 5000 litų atvažiavęs su šeima, pabuvęs 10-15 dienų, sumoka, sakykime, 5000 litų, 4 žmonės pagyvena ten 10-15 dienų ir po to jam atėjus atsiskaityti, jam sako, jūs dar turite sumokėti 180 litų papildomai kažkokio tai rinkliavos mokesčio. Žmogus, na taip, be abejo, jeigu lygini 5000 litų ir 180, kiekvienas gali pasakyti, jeigu tu mokėjai 5000 ar ten 3000, tai ką tai reiškia 180. Bet tai yra tam tikras etikos klausimas ir jam tai yra nemalonus siurprizas. Verslininkas sako iki šiol sulaukiantis savotiškų sankcijų prieš jį, bei jo verslą, už tai, kad drįso prieštarauti savivaldybės sprendimui, staigiai įvesti naują mokestį. Be to Valdas Trinkūnas sako iki šiol, nežinantis, kur ir kaip naudojami sumokami pinigai. Bus gal 3 metai tuoj, kada, reiškia, nebuvau nei karto pakviestas savivaldybę, jokių kontaktų, netgi uždrausta bendrauti, reiškia, kaip pareigūnam, reiškia, jeigu su tai žmonėm kolaboruoti, galbūt galėtų pavadinti, kad kažkas didelio paketo keršto, daug dalykų, pradedant nuo to, kad ten negali gauti kokių tai salių, negali gauti kažkokių tai kitų dalykų, kad tu turi mokėti už tai, už ką anksčiau nemokėjai ir ką nedarai tenais. Na, sakau, tai yra daug pozicijų, čia reikėtų atskirai kalbėti, bet tai nėra esmė bendraja prasme, kad iš tiesų tokia keršto ir reiškia klupdymo ant kelių, jinai yra gana rimta ir galinga, ir tai visas administracinis aparatas. Nesam buvę pakviesti nei vieną, kur finansuojama per TICA, turizmo informacinį centrą, vyksta kažkokios mugės, pristatymai ir taip toliau. Ten mes nereikalingi. Mokestį sumokėti sumokam, bet dalyvauti, pasinaudoti, daryti reklamą, kažką šitą, kviesti į Druskininkus ir į Spa Vilnių savo klientus, ten nesam pageidaujami ir nei karto nebuvome pakviesti. Vladimiras Laučius, garsus Lietuvos politologas, žurnalistas, politinis ir visuomenės veikėjas. Aš manau, kad šiuo atveju mes turim kalbėti ne apie politiką, ne apie valstybininką, o paprasčiausiai apie šeimininką. Ūkvedį, kuris kažką gero padaro savo ūkiui ir, žinoma, daugiau gero padaro savo asmeniškai. Pasak politologo, Druskininkų meras primena oligarchą. Su bendražygiais jis miestą valdo pasitelkdamas bauginimą, prievartą, žmonių apgaudinėjimą, o tai vieni ryškiausių oligarchijos požymių. Tam tikri prievartos elementai vis dėlto egzistuoja tokiose kunigaikštystėse, kaip Kėdainiai arba Druskininkai. Paprasčiausiai valdžia gali įbauginti žmonės, įbauginti dėl jų darbų, kuriuose gali prarasti, įbauginti verslininkus dėl jų verslų ir panašiai. Žmonės paprasčiausiai yra įbauginami, jie bijo, kad jų gerovė, jie išdrįs prieštarauti tam savo oligarchui, gali pablogėti, sumažėti, jiems ir jų artimiesiems kažkas gali grėsti. Žinoma, tai nėra tiesioginiai grasinimai, nors galbūt pasitaiko ir tokiu atveju, bet yra nuolatinis spaudimas savo miesto, rajono bendruomeniai, kad jei jūs manęs neklausysit ir mane kritikuosit, jums ir jūsų artimiesiams blogai baigsis. Jų verslam, ne gyvybei galbūt, ne sveikatai, bet verslui, darbui, karjerai ir panašiai. Na ir antras elementas, žinoma, yra mulkinimas. Žmonės tikrai sunkiai patikėtų oligarchų pasakomis apie tai, kokia jų valdžia yra nuostabi, jei ne galingas propagandos poveikis. Ir tą poveikį mes matome
kad ir Druskininkų mieste. Galėčiau paminėti, kad ir tą vieną pavyzdį laikraščio, kuris yra ne žiniasklaidos priemonė, kuris yra Druskininkų mero, galima sakyti, asmeninė propagandos priemonė. Tai tokie dalykai iš tikrųjų laisvoje demokratinėje valstybėje neturėtų egzistuoti. Yra ir kitų pavyzdžių. Na, pasižiūrėkim, neseniai, regis, buvo pasirodžiusi net knygelė poezijos liaupsinanti Druskininkų merą. Tai dar vienas gražaus smulkinimo, o galbūt ir žmonių papirkinėjimo pavyzdys, nenoriu to teikti, bet prielaidos gali būti įvairios. Taigi oligarchija remiasi prievarta, mulkinimu, na ir žinoma, esminis dalykas pinigais. Miesto verslininkai, žmonės ir politiniai veikėjai vieningi. Viešumas – vienintelis likęs ginklas trokštantiems pokyčių mieste. Mūsų pagrindinis ginklas yra viešumas. Aš taip galvoju, kadangi mes nesam tyrėjai, mes nesam kokie tai tie žmonės, kurie gali skirti laiko vien tik tai šitai mašinai analizuoti, rinkti faktus, duomenis ir visą kitą. Aš manau, kad yra tarnybų reikalas, bet praktiškai tiek, kiek spaudoje, yra labai daug įvairių atvejų galimos korupcijos, piknaudžiavimo valdžia, politinės korupcijos. Tai praktiškai pakol kas jokio tokio rezultato iš to nėra. Nors ne vienas parašymas į spaudą nėra paneigtas, reiškia, tai yra teisybė, tačiau rezultato dėl to nėra, kad yra šventės ar ką, tai matosi, kad daugiausia tai yra teisėsaugos atstovų, kurie aplink jį supa ir matyt, kad tas daro įtaką, kad pakol kas bent jokių rezultatų nėra. Deja, tačiau valdžios spaudimą lemta atlaikyti tik didžiausiams. Vietos gyventojas ir verslininkas Karolis Kaklys teigia, kad vietos valdžia sužlugdė jo nedidelį apgyvendinimo verslą. O tai nutiko tik tuomet, kai jaunas vyras tapo miesto tarybos nariu. Karolis Kaklys, miesto tarybos narys, gimęs ir augęs Druskininkuose, užsiima apgyvendinimo verslu. Kai tapau Druskininkų miesto savivaldybės tarybos nariu ir tam tikrais klausimais turėjau savo nuomonę, nuo to laiko prasidėjo tiesiog aibės įvairiausių institucijų patikrinimų. Tai pradedant nuo mokesčių inspekcijos operatyvinių patikrinimų, baigiant netgi savivaldybės, sakykime, audito ir kontrolės komisijom ir tarnybom. Tai kas iš vis kelia labai didelę nuostabą, kadangi savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba turėtų tikrinti savo pavaldžias įstaigas ir vabo savo visus tuos savivaldybėm, o ne privatų verslą. Tai buvo nedidelis verslas, 6-7 darbuotojų, svečių namai, tiesiog, sakau, kaip ir prieš tai minėjau, apgyvendinimo paslaugas teikiam. Tiesiog buvo toks didelis institucijų dėmesys, kad mes skaičiavome, kad reikia papildomo darbuotojo, kurio funkcija būtų bendrauti su šitų valstybinėmis institucijomis. Tai ko pasiekoje tiesiog buvom priverstas išeiti iš direktoriaus pareigų tos įmonės ir atleisti visus darbuotojus, ieškoti kitų formų, kaip dirbti, kaip pragyventi. Ir iki to laiko, kol nebuvau išrinktas tarybos nariu, sakykime, nebuvo kažkokių didelių problemų, nebuvo kažkokių spaudimų, kas susiję buvo ir sportininkų grupės, kurios gyvendavo viešbutį, o vėliau jau prasidėjo problemos, nes žiūrėkit, ir salės negauna, žiūrėkit, kažkokie kitos priežastys atsiranda. Ir žodžiu, ir mano nuomonė, kad jos atsiranda būtent todėl, kad aš turiu nuomonę ir kad aš tą nuomonę išsakau tam tikrais klausimais savivaldybės taryboje. Verslininkas stebėsi ir verslais, kurie priklauso Druskininkų savivaldybei, tokiais kaip vandens parkas, slidinėjimo trasos, gydykla, naktinis klubas, o taip pat tuo, kad kiekviename jų reikšmingas ar vadovaujančias pareigas užima miesto merui palankus tarybos nariai. Jūs man pasakykit, nors viena savivaldybė, kuri turi naktinius klubus, viešbučius. Iš to vėlgi kyla labai daug įvairių asociacijų. Gali tada sakyti, ar lygios konkurencinės sąlygos, sakykime, privačiam apgyvendinimo teikėjui ir, sakykime, savivaldybės viešbučiui, ar jos bus konkurencingos. Tai iš to galima vystyti labai daug kalbų. Apskritai, tą visą tarybos sudėtį, jeigu pradėjus analizuoti, kad daugumoje esančių tarybos narių ta dauguma dirba savivaldybės įmonėse, įstaigose, ten mokyklų direktorių pavaduotojai, tenai kokio akvaparko, kokį skyriaus vedėjai, švietimo centro ten direktoriaus pavaduotojai, darbuotojai, mokytojai ir panašiai. Ir patys savęs paklauskit, ar šitie žmonės paprieštaravę kažkokiai tai nuomoniai, ar jie ilgai išsaugotų tą savo darbo vietą.
Tai nuo to reikia pradėti, nes iš tikrųjų daug žmonių, su kuriais tekia yra bendrauti, kurie prarado darbo vietą ir prarado duoną. Tiem žmonėm matomai yra svarbiau auginti vaikus, valgyti. Ir be abejo, sakykime, ta tokia baimė sėkla yra jaučiama. Yra jaučiama, man jinai yra jaučiama. Aš nesijaučiu saugiai. Tikslių skaičiavimų nėra, bet apie 70% darbo vietų vienaip ar kitaip įtakoja savivaldybė. Tai praktiškai, jeigu tik ką nors pasakėjai, tai iš esmės negauti darbo yra didžiulė bėda žmogui. Arba, kaip sakiau, gali nukentėti ne tik tas žmogus, kuris tą pasakė, bet žmona, vyras, vaikai. Vietos verslininkas ir tarybos narys Karolis Kaklys sako galintis atskleisti ir tai, kaip miesto taryboje vyksta diskusijos miestiečiams aktualiais klausimais. Pasirodo, Druskininkų savivaldybė patvirtino specialų reglamentą, gerokai apribojantį tarybos narių galimybės pasisakyti rūpimais klausimais ir gauti norimą informaciją. Savivaldybės tarybos veiklos reglamentas tarybos nariams leidžia klausti tik tai vieną kartą svarstomų klausimų. Pradėkim nuo to ir neilgiau negu minutė, kad yra ribojamas, sakykime, klausimų kiekis. O kai priiminėjami miestui svarbus klausimai, tokie kaip miesto biudžetas ar kiti daug labai svarbių klausimų, tai vienu klausimu yra labai sunku apsiriboti, nes iš klausimų, mano nuomonė, ir vystosi ta diskusija, tas kompromiso ieškojimas, ko yra labai pasigendama Druskininkų savivaldybės tarybos darbe. Savivaldybės taryba yra pasitvirtinusi savo reglamentą, kur savivaldybės tarybos narys gali numatytą teisę, taip, jisai gali prašyti informacijos susijusios su tarybos nario veikla, tačiau savivaldybės administracija gali atrašyti, kad tavo prašymas yra neproporcingas darbo ir laiko sąnaudom ir tiesiog šitu argumentu neteikti tos informacijos. Turim pavyzdžių, kai tos informacijos yra neteikia, todėl galiu drąsiai tai pasakyti. Druskininkai miestas, kuriame garsiausias lietuvių kompozitorius ir dailininkas Mikalojus Konstantinas Čiurlionis praleido vaikystę. Čia prižiūrimas tėvo jis išmoko skambinti pianinu. Vienas didžiausių traukos centrų mieste yra memorialinis Čiurlionio muziejus, įkurtas namuose, kuriuose jis gyveno ir kūrė. Miestas jau senai galėjo pasinaudoti Čiurlionio vardu ir tapti dar vienu kultūros židiniu turistams iš Lietuvos ir Europos. Tačiau Druskininkuose viskas atvirkščiai. Kultūriniai projektai stabdomi, o istorinės vietos naikinamos. Apie tai pasakoja garsus skulptorius buvęs Druskininkų savivaldybės dailininkas Antanas Balkė. Prieš 2 metus, po to, kai nesutiko su mero nurodymais, jis buvo atleistas iš darbo, o jo kurta skulptūra, miestą puošusi daugiau nei 20 metų, sunaikinta. Šitoj pačioj vietoj 24 metus stovėjo mano sukurta skulptūra iš granito. Jinai vadinosi Legenda, pavadinimas jos, sukurta Čiurlionio kūrybos motyvais. Skulptūra buvo kartu su fontanu, kuris reiškia, gyvino šitą skvero erdvę. Bet prieš porą metų, tvarkant šitą skverą, meras tiesiog nusprendė labai paprastai, kad šita skulptūra netinka. Ir, kaip sako, nusprendė pats vienvaldiškai, neinformavęs nei autoriaus manęs, nei tiesiog apie tą ketinimą buvo sužinota tik iš Dailininkų sąjungos, kadangi norėjosi jiems pastatyti naują skulptūrą kažkokią, reiškia, skubos tvarka. Dailininkų sąjunga reagavo į tai savo raštu, įspėdama savivaldybės vadovus, kad nedera griauti skulptūros, kuris stovėjo tiek metų ir kad yra autoriaus neturtinės teisės ir panašiai. Nežiūrint į tai, viskas, kaip sako, buvo įvykdyta skubos tvarka, skulptūra tiesiog išardyta, išvežta. Ir štai jau 13 metais atsirado štai šitas mano kolegos Tado Gutausko kūrinys, kuris, matyti pagal vienvaldišką mero supratimą tinka šitoj vietoje, kaip sako, jis yra suprantamas, štai Pasaga, nors Pasagos tokios skulptūros yra ir Pasvalyje, ir Utenoj, reiškia, tai lyg tai druskininkams nevertėjo čia turėti tokį. Mano atvejis, žinoma, ypatingas dar ir to, kad aš 17 metų dirbau savivaldybės administracijoje, atitinkamai 11 metų vadovaujant merui Malinauskui.
Kai kuriais klausimais, ypač paveldosaugos klausimais, mano nuomonė nesutapo su mero. Žinoma, aš tada atsidūriau, kaip sakant, tokioj zonoj, kur kai buvau atleistas iš pareigų panaikinant mano pareigybę. Irgi taip pat be jokių paaiškinimų, kokios priežastys atleidimo iš darbo ir panašiai. Tai skulptūros nugriovimą aš taip pat vertinu kaip kerštą, kaip impulsyvų veiksmą, kuris būdingas mūsų merui, sakyčiau, nes pažįstu šiaip ar taip 11 metų dirbant buvo kalbama, kad reiškia fontanas neveikiantis reikalauja labai daug investicijų, ta prasme lėšų, bandė skaičiuoti kažkas, ten ir 50 000 ir 80 000, tuo tarpus naujoji skulptūra atsirado už 240 000 ir tai nebrangu pasirodė. Gintaras Žilys, garsus Lietuvos fotografas, menininkas, Druskininkuose gyvena ir kuria beveik 40 metų. Matomai, meras pasijuto jisai viską išmanantis ir todėl kitų nuomonė nebuvo reikalinga. Ir mes kaip pavyzdį, ypatingai mane sukrėtė ir aš pirmas galbūt parašiau tokį straipsnį, kada 17 metų išdirbęs mano bičiulis, mes kartu, kada organizavome visus skulptūros simpoziumus ten ir svajojame apie Druskininkus kaip tokią meno meką. Ir jisai po 17 metų buvo atleistas. O mes su juo per tą laikotarpį, kada atėjo Malinauskas ir mes pasikalbėdavom, jisai matė tą visą jo kaip asmenybės evoliuciją į blogąją pusę, reiškia į autoritarizmą, visišką autoritarizmą ir nebesiskaitimą su žmonėmis, netgi savo, sakykime, savivaldybės tarpe ir panašiai. Visą laiką Kirminas griaužia man širdį už tai, kad to vieno žmogaus, reiškia, tas, sakykime, jo tie polėkiai visi ir tos fantazijos, jos yra nepamatuotos. Ir tai, kad iš Druskininkų liks, sakykime, kai kalbama, kad Drusvegas, suprantat, nes čia yra ne dykuma, kurioje statėsi Las Vegas, suprantat, tai yra savo turi aurą visą ir žmonės iš visos sąjungos važiuodavo vien dėl to, kad čia yra fantastiška gamta. Ir visą tai sugriauti visiškai. Menininkas Gintaras Žilys, kaip ir čia gyvenantis verslininkas Vilius Semeška, ragina atkreipti dėmesį į mieste esančius pastatus. Gausybė jų apgriuvę, išplėšti, slepiami po medžiais ir gražiai sutvarkytais gėlynais. Pirma daromi kažkokie objektai, kur reikia paimti arba įsisavinti, nepanaudoti juos racionaliai, kad jie turėtų tikrai naudą ne tik tai atvykstantiems, bet ir patiems druskininkiečiams, sakykime, turėtų. Visi mato, kas čia dedasi, visi mato, bet kiek man, tikrai nenoriu minėti pavardžių, nes su kuo pašnekėsi. Visi taip, bet mes turime gyventi, turime dirbti. Vieni augina vaikus, kiti laukia pensijos, trečio reiškia vėl vyras ar žmona vienaip ar kitaip, nes faktiškai 60–70% Druskininkų priklauso, savivaldybės, sakykime, įtakai kažkuria prasme. Ir visi žmonės tiesiog, aš nežinau, kokią charizmą reikia turėti, kad įbauginti. Dabar paskutinė kalba Lenkijoje, Varšuvoje, Obamos apie 25-metį laisvos Lenkijos. O čia šalia tokie dalykai darosi, tai aš esu optimistas, kad mes šitai veiksim. Aš galiu pasakyti, kad mano nuomonė tai yra grinai Grūto parko tas kultūrų dvasia Druskininkuose perteikta. Tai žmogus, kuris šiuo metu vadovauja miestui, turi labai daug įtakos. Ir mano nuomonė, rankos yra labai ilgos. Jausmas yra toks, kad mūsų valdžios struktūros, kaip čia taip galima pavadinti, negražiau pasakysiu žodžiu, tiesiog išnaglėja ir nesupranta, kad jie gyvena iš mūsų mokesčių mokėtų pinigų, iš verslo to pačio, iš žmonių, nes biudžetas jis surenkamas iš visų mūsų mokesčių. Taigi, o jie
save skaito aukštesniais. O toks yra mano požiūris ir jausmas. Tiesiog stengiuosi dabar Druskininkuose neturėti jokių reikalų su valdžia. Stengiuosi kurti kitose miestuose, kitose vietose. Jaučiuosi, kad gyvenu ne Lietuvos Respublikoje, o nepaskeltoje autonominėje Respublikoje, kuomet čia įstatymai galioja visiškai kitaip. Aš pastebėjau, kad per šitą valdymo laikotarpį Druskininkų valdžia išmoko labai gerai veikti įstatymų koridoriuose. O etiniai, moraliniai sumetimai arba etika ir moralė politikoje, aš supratau, negalioja. Jaučiuosi gana prastai, tiesą sakant. Ir čia gali du keliai, ko gero yra. Arba pasinaudoti tokia, man atrodo, kiniečių yra patarlė. Kas užtveria tau kelią, tas stumia tave pirmin. Vaizdas toks, kad mes turim ten tokį mažesnį Uspaskicho variantą, bet iš tikrųjų galima būtų lyginti net ne su Uspaskichu, kuris turėjo tikrų politinių ambicijų valstybės mastu, o su kur kas menkesnio pobūdžio oligarchiukščiais, kurie paprasčiausiai rūpinasi savo asmeninę gerovę ir net negalvoja apie kažkokią rimtą politinę karjerą, o paprasčiausiai užsiima, galima sakyti, politiką kaip verslu rūšimi. Verslu, kuriame politinis elementas egzistuoja, kuris irgi duoda tam tikro pelno. Na, o jeigu ieškosime pavyzdžių vis dėlto politinių, tai taip, aš manau, kad pavyzdys Lietuvoje artimiausias Druskininkų situacijai yra Kėdainiai ir Viktoras Uspaskichas. Užsienyje neseniai pabėgęs į Rusiją Ukrainos prezidentas Viktoras Janukovičius. Tai yra ta jau sukerojusi oligarchija, sukerojusi tiek, kad galima sakyti, tai jau yra jos kanonas. Tai, kas įvyko Ukrainoje, tai, kas yra Janukovičiaus režimas. Na, tiesą sakant, ir Putino, bet Putino galbūt buvo daugiau tos prievartos elementų, o Janukovičiaus režimas tai yra viskas paremta pinigais ir pigia propaganda. Prievarta, kaip matėme, buvo mėginama panaudoti, bet nesėkmingai. Lietuvoje to prievartos elemento nėra ir teisiškai būti negali, bet pinigai ir mulkinimas veikia visur. Jūsų ką tik matyti žmonės ir daugelis kitų, taip ir neišdrįsusių šiandien prabilti, nekartą kreipėsi į aukščiausias valstybės institucijas, netgi specialiųjų tyrimų tarnybą, prašydami įvertinti Druskininkų mero Ričardo Malinausko ir jo aplinkos veiklą mieste. Viešai nekartą buvo rašyta apie korupciją ir lėšų švaistimą, vietinės žiniasklaidos problemas, autoritarinius savivaldybės darbo principus, bandymus susidoroti ir eilę kitų pažeidimų. Tačiau pradėti tyrimai netrukus baigdavosi arba apskritai nebuvo pradedami.